Ne, aš grįžau, aš ten paleidau įrašą. Man nukreipti tais klausimais, nes aš neturiu savo kompiuterio diskusijų, bet jeigu kalbėsiu su salė, jau ne. Tai jau tada, kaip nežinau, savo kompiuterio. Taip, turbūt pradėsim, įrašas yra paleistas. Ir norėjau dabar pasiklausti, kas yra iš dalyvių, reikėtų. Šiandien susirinkom, kad pristatyti administracinės paskirties pastato Konarskio gatvė 49 Vilniuje statybos ir administracinės paskirties pastato unikalus numeris 1095 9016 8015 kapitalinio remonto projektas. Informuojame, kad viešo susirinkimo metu bus daromas garso ir vaizdo įrašas, kuris pridedamas prie viešo susirinkimo protokolo. Tai viešinamų projektinių pasiūlymų pavadinimas, ką tik jau buvau perskaitęs, administracinės paskirties pastatas Konarskio gatvė 49, planuojamo objekto statytojas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, projektinius pasiūlymus parengė architektūros linija ir projektų rengimo biuras, projekto autoriai Gintaras Šaikauskas, Faustas Lasys, Vytautas Jarutis, Miroslavas Jinski ir plačiau gal jos dar pristatys pats Gintaras, visus bendraautorius architektūrinės dalies pristatymo metu. Susirinkimo pirmininkas būsiu aš, Ernestas Gegeckas, susirinkimo sekretorius Miroslavas Jinski. Susirinkimo dalyviai, tai statytojo atstovas dalyvaujantis susirinkėjo yra Martynas Pabrėža ir turėtumėm dabar atlikti dalyvių prisijungusių registraciją. Todėl aš skaitysiu, kas čia yra iš sąrašo prisijungę ir prašom visus prisistatyti vardu pavardę. Agne, patvirtink, kad tu girdi ir galėjai rašyti į protokolą. Girdžiu. Gerai, tai tu rašysi, tada šitoje vietoje visus registruosi. Tai pirmas yra Adomas. Adomą ir girdimas. Taip, girdžiu. Adomas Petrauskas. Tai čia bus iš projektuotojų komandos. Toliau Augustė Mikulėnaitė, taip, teisingai. Patvirtinkit, kad girdit, viskas tvarkoja. Negirdim jūsų. Kažkas su garsu pas jūs. Tai jeigu kažkokių klausimų turėsit ar panašiai, rašykite į chatą, mes bandysim irgi sekti, perskaityti, atsakyti, jeigu bus klausimai, arba jeigu pasitaisys garsas, tai duokit žinoti. Domas Stukas. Čia, esu. Jūs būsite čia iš... UAB Grūta, Taip. projektuotojai kraštovaizdžio. Donata. Donata, negirdim jūsų. Tai kad neužtrukti, Donata, ir tas pats prašymas, jeigu ten kažkokių klausimų turite, rašykite į chatą. Taip pat kontaktinius duomenis irgi palikite, jeigu norėsit kažkokių gauti atsakymų ar išsiuntimą.
Toliau slapyvardis kaimynas, irgi prašau prisistatykit. Sveiki. Aš kodėl labai blogai čia girdžiu. Diena. Nebegaliu procentų pagarsinti. Sekundėlę palaukit, dar pasižiūrim čia su garsu, ar čia viskas gerai. Labą dieną. Sveiki. Taip girdim, bet sekundėlę biškai žiūrim, kas pas mus čia ir yra. Tai Zoomas neturi atskiro garsinimo. Tai kaip ir turėtų būti viskas tvarkoje, manau. Jo, Sveiki dar kartą. Martynas Šupikas esu. Gretimo sklypo kaimynas iš garažų bendrijos, kuri šalia jūsų teritorijos Lietuvos radijo ir televizijos. taip. Bandysiu paklausyti, susipažinti. Toliau Gintaras Šeikauskas čia iš projektuotojų komandos. Julija Pirmąjį čia irgi iš projektuotojų, iš užsakovo atstovų. Nedas Šileika, tai čia irgi yra projektuotojų atstovas. Nerijus Trelkauskis. Taip pat kaimynas iš gretimo sklypo prie garažo. Supratau. Ramūnas Buitkus, tai čia yra Regimantas Kapranauskas. Supratau. Renata Chleborodovi. Taip, čia bus irgi statytojų atstovas. Simonas Čaikauskas, projektuotojų atstovas. Žilinas Gediminas, čia projektuotojų komandos narys. Ar mane girdit visi puikiai ir viskas tvarkoja? Nes pas mus čia biškai blogai girdisi. Agne, Domai, gerai girdisi? Girdim. Taip, puikiai. Agne, pavyko supildyti dalyvius? Taip, Gerai, tada galim tęsti toliau. Jeigu kažkas, jeigu jie prisijungs, tai Agne ir panašiai pastebėsi, duokit žinoti, kad prisistatytų arba ten parašytų į chatą. Tai tęsiam toliau tada. Tai pagrindiniai projekto duomenys yra. Statinio geografinė vieta yra Konarskio gatvė 49, Vilnius, Lietuvos Respublika, sklypo kadastrinis numeris 44115234. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis kita, žemės sklypo naudojimo būdas visuomeninės paskirties teritorijos. Žemės sklypo plotas yra 61 961 kvadratinis metras. Esamas sklypo užstatymo tankis 26%. Esamas želdyno plotas sklype 21 580 kvadratinių metrų, kas sudaro apie 35%. Žemės sklype kapitališkai remontuojamas esamas administracinės paskirties pastatas 1B4P. Unikalus numeris 1095 9016 8015, statinio kategorija ypatingasis. Ir statomas naujas administracinės paskirties pastatas, statinio kategorija taip pat ypatingas, projektuojamas bendras naujai statomų pastato plotas yra apie 34 000 kvadratinių metrų, aukštis 21 metras.
Skirai dar bus greunami po statybos 8 esami įvairios paskirties pastatai. Sklypo kadastrinėme plane pažymėti numeriais 22B3P, 21H1P, 18G1P, 6G1P, 16G2P, 10C3B ir taip toliau. Ryšys su gretimu sklypo užstatymu. Sklypas pietuose ribojasi su Konarskio gatve, už jos laisvo planavimo užstatymo 5-9 aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai. Vakarinėje pusėje sklypas ribojasi su Pietario gatve, už jos miesto želdynai bei Geležinio Vilko gatvė. Sklypo šiaurinė dalis ribojasi su želdynų plotais ir keliais, su blokuotais gyvenamaisiais namais. Rytinė sklypo dalis ribojasi su sodybinio ir taškinio užstatymo gyvenamaisiais ir visuomeniniais pastatais. Šiaurinėje sklypo dalyje stovi keli garažai ir techninės patalpos, kurios nepatenka į projektuojamą teritoriją. Kultūros paveldo vertybės. Projektuojamas sklypas patenka į Vilniaus senamiesčio kultūros vertybės regioną, kodas 16073, vizualinės apsaugos pozonė. Teritorijoje yra saugomi šie kultūros paveldo objektai. Tai Lietuvos nacionalinio radijo pastatas, kultūros vertybės unikalus kodas 35186 ir atmintino įvykio vieta, kultūros vertybės unikalus kodas 2802. Skaidrėje taip pat matote apibrėžtas raudonai, tai yra sklypo teritorijos ribas. Ryšys su gretimu užstatymu. Sklypas esantis Konarskio gatvėje 49 Vilniuje yra strategiškai svarbus miesto urbanistinėme kontekste. Jis įsikūręs centrinėje miesto dalyje, šalia urbanizuotos teritorijos ribos, pasižymi patogiu susisiekimu tiek gyvenviečių, tiek viešuoju transportu. Netoliese driekiasi intensyvaus judrumo Geležinio Vilko gatvė, kurios kitoje pusėje yra Vingio parkas, svarbus miesto želdynų objektas. Sklypas ribojasi su mišria urbanistinė aplinka, kur harmoningai dera komerciniai viešieji bei gyvenamieji pastatai. Vakarinėje dalyje sklypas jungiasi su Pietario gatve, už kurios želdynai ir Geležinio Vilko gatvė. Šiaurinėje dalyje yra želdynai bei keli sublokuoti gyvenamieji namai, o rytinėje taškinio tipo gyvenamieji pastatai, pietinėje dalyje kito, jie Konarskio gatvės pusėje stovi 5-9 aukštų daugiabučiai gyvenamieji namai. Šiaurinėje teritorijoje taip pat yra garažų ir techninių patalpų, nepatenkančių į projektuojamą teritoriją. Aš liktai matau, kad yra naujų prisijungusių dalyvių. Tai jeigu galėsit, pakentėkite iki galo ir tada prisiregistruosim ir jūs tada prasinešite. Arba įrašykit savo duomenis į chatą iš karto dabar. Tęsim toliau. Ryšys su gretimu užstatymu. Sklypas pasižymi nuosaikiu reljefu, kurio aukščių skirtumai svyruoja nuo 120,21 metrų iki 125,31 metrų. Rytų vakarų kryptimi šis skirtumas sudaro apie 3 metrus. Šios reljefo savybės suteikia teritoriją specifinį topografinį ypatybę, kurios gali būti išnaudojamos projektuojant statinius. Sklype vyrauja vidutinio klimato sąlygos, kurios nėra veikiamos jūrinės zonos įtakos, nors sklypas nepatenka į saugomų teritorijų ribas, jo aplinkoje esantis želdynai praturtina miesto ekologiją ir estetiką. Apylinkių urbanistinė struktūra ir gyvybinga miesto atmosfera sukuria palankės sąlygas efektyviai integruoti projektuojamą statinį į esamą aplinką. Strategiškai svarbi lokacija, patogus susisiekimas ir mišrios aplinkinės funkcijos paverčia sklypą tinkamu tiek ilgalaikiai naudojimai, tiek lankytojų srautams. Skaidrėje taip pat matomas yra mėlyna linija yra visas sklypas, o žalia linija yra atribota teritorija, kurioje iš principo vyksta projektavimo darbai, kur mes dabar pristatome projekto ribą. Esamų želdynų būklė, tai bendras želdynų būklės įvertinimas rodo, kad medžiai yra vidutinės būklės, dauguma jų yra gyvybingi ir sveiki, tačiau dažnai turi netolygiai išsivysčiusias lajas su tam tikrų kiekiu sausų ar besikryžiuojančių šakų. Medžio augimo sąlygos nėra idealios, o gyvvietės yra ribojamos kietųjų dangų, tokių kaip šaligatviai, tvoros, pastatai.
Dirvožemio kokybė taip pat suprastėjusi dėl sutankinimo ir lapų bei kitos organinės medžiagos šalinimo, kas mažina jo gebėjimą atsinaujinti ir skurdina mikrobiologinę sudėtį. Projektuojamo sklypo teritorija apima apie 24 000 kvadratinių metrų žaliųjų plotų, kurie sudaro reikšmingą dalį sklypo bendro ploto. Ši teritorija pasižymi gamtiniu potencialu, galinčiu prisidėti prie ekologinio balanso išlaikymo ir estetinės aplinkos kūrimo. Dabartinė sklypo situacija suteikia palankės sąlygas tvariam teritorijos vystymui ir žaliosios infrastruktūros integravimui į būsimus projektinius sprendimus. Toliau pačius architektūrinius sprendinius ir pastato išraišką paprašysiu pristatyti vieną iš autorių, Gintarą Čaikauską. Tai prašom jūsų. Ačiū labai. Techninio projekto rengėjai architektai buvo paminėti pristatymo pradžioje pirmininkaujantis. Aš noriu papildyti, kad, kaip minėjo, kad išplėsti konkurso metu dalyvavo autoriai Gintaras Čaikauskas, Monika Stržinskaitė, Faustas Lasys, Agnė Mockevičiūtė, Adėlė Strauskaitė ir Simonas Čaikauskas. Projektuojamasis pastatas pasižymi pagarbą kontekstui, jo naudotojui ir sklype augantiems želdiniams. Lakoniški didžiųjų LRT studijų tūriai, tarsi kaladėlės dėliojamos ant skaidraus pagrindo, kuriame įrengiamos biurų patalpos. Naujasis LRT administracinis pastatas projektuojamas siekiant maksimaliai integruoti pastatą tarp esamų medžių, paverčiant pastaruosius neatskiriamą sudėtinę pastato dalimi. Projektuojami vidiniai kiemai su išsaugomais esamais medžiais juose. Kiekvienam departamentui numatyti skirtingomis savybėmis pasižymintis rekreaciniai kiemai terasos. LRT naujienų tarnybos kiemelis sukurtas aplink esamus želdinius. Jis tarsi mažas parkelis, oazė skirta darbuotojų rekreacijai ir laidų filmavimui. Televizijos departamento kiemelėje pagal naudotojų veiklos pobūdį numatyta galimybė lauko kino stebėjimui arba laidų peržiūrai. Radio departamento kiemelis yra tarsi akis, žvelgiant į viešąją erdvę ir istorinį LRT pastatą. IT departamentui skirta stiklinė terasa, akis žvelgiant į rytų pusę. Administracijos terasa numatyta ant stogo tarp radio ir LRT naujienų tarnybos korpusų. Jie iš aukščiausio pastato taško gali stebėti tiek istorinį, tiek naująjį LRT pastatą, tiek viešąją erdvę parką. Galima teigti, kad naujasis LRT pastatas yra tarsi daiktas savyje. Tai paslapčių dėžutė, kurioje kūriamos įvairios istorijos. LRT naujasis administracinis pastatas išoriškai atrodo lakoniškai, yra orientuotas į vidų ir pasižymi skirtingų erdvių įvairovę, atitinkančią naudotojų darbo ir rekreacijos poreikius nuolat kintančioje darbo aplinkoje. Naujai projektuojamo ir kapitališkai remontuojamo pastato užimamo sklypo erdvės funkcinis išplanavimas. Naujo pastato turinė kompozicija suformuoja jaukią viešąją erdvę, kur nėra prie pagrindinio įėjimo. Ši sklypo dalis iš 3 pusių apsupta pastatų yra itin jauki, žalia ir demokratiška. Ši erdvė simbolizuoja LRT kaip atviros ir skaidrios įstaigos veidą. Joje žmonės gali nevaržomai susitikti su žurnalistais, stebėti įstaigos veiklą. Šiaurinė sklypo dalis skirta sunkiosios technikos manevravimui, joje numatyti įvažiavimai į požeminę automobilių saugyklę, KTS garažą, sandėlį ir didžiąsias studijas. Sklypo šiaurės rytų zonoje numatyta automobilių stovėjimo aikštelė svečiams. Vakarų pusėje VIP vietos su neįgaliųjų transportui pritaikyta A tipo vieta bei atskiri įėjimai į senąjį ir naująjį pastatus. Pėsčiųjų be motorio transporto judėjimo bei parkavimo sprendimai. Į teritoriją numatyti 2 patekimo keliai per Konarskio ir Donelaičio gatves. Pagrindinis įvažiavimas planuojamas iš Donelaičio gatvės, kuriuo bus užtikrinamas privažiavimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę bei į už pastato esančią aptarnavimo zoną. Šiaurės rytų sklypo dalyje projektuojama atvira automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje numatomos ir elektromobilių įkrovimo vietos atitinkančios šiuolaikinius tvarumo standartus. Vakarinėje sklypo dalyje suplanuotas kelias su sustiprintos vėjos danga, skirtas išimtinai aptarnaujančiam transportui. Šis sprendimas ne tik užtikrina funkcionalumą, bet ir išlaiko estetišką teritorijos vaizdą. Sklypo užstatymo etapiškumas.
Naujai projektuojamas kompleksas kartu su istoriniu pastatu suformuoja įtrauktą erdvę, kur Danera, kurioje projektuojama pagrindinė aikštė su sausio 13-osios memorialų centre. Ši erdvė bus prieinama tiek visuomeniai, tiek pastato darbuotojams. Sklypo vakaruose, saugant medžius, formuojamas natūralus parkas. Šalia patekimas į privačias VIP parkavimo vietas. Sklypo šiaurėje atskirta naujai projektuojamų pastatų, projektuojama techninio kiemo zona, kuri yra prieinama tik darbuotojams. Eismas ten numatomas vienkryptis. Išskirtiniais atvejais stambiausiam transportui yra numatyta galimybė judėti ratu. Patekimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę sklypo šiaurėje pusėje šalia techninio kiemo. Sklypo užstatymą planuojama vykdyti etapais. Pirmas statybos etapas tai yra demontuojama dalis esamo kultūros paskirties telestudijos pastato 10C3B, statoma transformatorinė su dizelgeneratoriumi ir kūro talpykla greta Donelaičio gatvės, projektuojamas teritorijos šiaurės rytinėje dalyje. Statomas naujas 4 aukštų administracinės paskirties pastatas su rūsiu ir amfiteatrinė naujienų tarnyba su valgykla ir vidiniu kiemeliu. Antras statybos etapas. Griaunamas esamas 9 aukštų administracinis pastatas, 9B ir kiti įvairios paskirties esami pastatai, 2B3P, 21H1P, 18H1P, 6G1P, 16G2P, 10C3B, 22C2P. Statomi likusieji naujo administracinės paskirties pastato korpusai su požeminė automobilių saugykla. Atkuriami saugomo Lietuvos nacionalinio radijo pastato KVUK 305-186 kadastrinis numeris 1B4P šiaurės vakarų fasadai remiantis pirminiu 1957 metų projektu. Sukuriama funkcinė jungtis tarp naujo pastato ir esamo administracinės paskirties pastato 1B4P. Sutvarkomas sklypo gerbūvis šiaurės rytinėje projektuojamos teritorijos dalyje greta transformatorinės įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė. Trečias statybos etapas. Atliekami saugomo Lietuvos nacionalinio radijo pastato KVRUK 305-186 kadastrinis numeris 1B4P kapitalinio remonto ir tvarkybos, restauravimas, konservavimas, darbai. Pastatas pritaikomas medijų raštingumo centrui. Užbaigiami sklypo gerbūvio sutvarkymo darbai. Lietuvos laisvės gynėjo Alvydo Kanapinsko žūties vieta paženklinama meniniu akcentu. Sklypo apželdinimo sprendiniai. Kraštovaizdžio projektas skirtas naujajam Lietuvos televizijos pastatui orientuotas į darnios, estetiškai patrauklios ir ekologiškai vertingos aplinkos kūrimą, remiantis tvarumo, biologinės įvairovės ir naturalistinio dizaino principais. Pagrindinis projekto tikslas – integruoti gamtinius elementus į miesto kraštovaizdį, stiprinant ekologinę ir socialinę miesto erdvių reikšmę bei užtikrinant sklypo indėlį į bendrą miesto žaliosios infrastruktūros sistemą. Šio projekto sprendiniai yra skirti ne tik vizualiai pagerinti aplinką, bet ir sustiprinti jos ekologinės funkcijas, kartu pabrėžiant vietos tapatybę. Dėmesys skiriamas esamų želdinių tęstinumui, ypatingai vertinant sklype jau esančius medžius ir kitus augalus. Atlikta dendrologinė analizė parodė, kad dauguma esamų medžių yra geros arba patenkinamos būklės, todėl jie natūraliai įtraukiami į naujai formuojamą želdinių sistemą. Medžių masyvas palei Geležinio Vilko gatvę išlaikomas kaip svarbi apsauginė zona, kuri mažina transporto triukšmą, oro taršą ir vizualinį poveikį. Papildomas apželdinimas šioje zonoje dar labiau sustiprina jos ekologinės funkcijas. Kraštovaizdžio dizainas remiasi naturalistinio stiliaus principais, todėl želdiniai formuojami lanksčių struktūrų, kurios suteikia teritorijai natūralumo, skatina harmonijos jausmą ir ramybės pojūtį. Pagrindinėje aikštėje po esamais medžiais numatoma sodinti svogūninius augalus, tokius kaip sniegulės, cylės, žydrės, kurie formuos dinamiškų žiedų kilimus reikalaujančius minimalios priežiūros ir stiprinančius ekologinės funkcijas. Natūralios pievos įvaizdį
Natūralios pievos įvaizdį suteikia naujai projektuojamos augalų grupės, kuriuose dominuoja melvenės, plūkės, božainės, ežiuolės. Šie augalai ne tik kūrė estetiškai patrauklų vaizdą, bet ir pritraukia apdulkintojus, skatindami biologinę įvairovę. Jos bus sodinamos po naujais medžiais, tokiais kaip klevai, beržai, uosiai. Pagal Konarskio gatvę formuojama linija augalų juosta iš gluosnių, lanksvų, melvenių, kuri ne tik vizualiai atskiria sklypą nuo intensyvios gatvės veiklos, bet ir mažina triukšmą bei oro taršą. Vakarinėje teritorijos dalyje pravažiavimo zonose sodinamos didesnės augalų grupės, kuriuose dominuos alyvos, jazminai, radastai, suteikiantys teritorijai dekoratyvumą ir stiprinantys vietos identitetą. Atraminės sienos esančios rytinėje sklypo dalyje apželdinamos vijokliniais augalais, tokiais kaip gebenės, vinvyčiai, kurie papildo pastato vertikaliasias plokštumas žalumą, sustiprindami projekto gamtinį charakterį. Prie senojo pastato fasado numatoma rami erdvė, kurioje sodinami žemi augalai iki 50 cm, tokie kaip lanksvos, napučiai, melitai ir kakdžolės. Šie augalai sukuria subtilę dekoratyvią aplinką, kuri neužgožia pastato fasadą, užtikrina tinkamą apšvietimą ir kūrė ramą atmosferą. Prieš naujo pastato fasado sodinami spygliuočiai, tokie kaip kalninės pušys, siekiant užtikrinti vizualinį vientisumą ir tvarų želdinių sistemos pobūdį visoje teritorijoje. Želdynai projektuojami taip, kad jie organiškai sujungtų skirtingas sklypo zonas į harmoningą visumą, kurioje atsispindėtų natūralistinio dizaino ir ekologinio tvarumo idėjos. Visi augalai atrinkti pagal jų atsparumą miesto sąlygoms, ilgamžiškumą ir minimalios priežiūros poreikį, todėl želdynai bus ne tik estetiškai patrauklūs, bet ir ilgamžiai bei ekologiškai prasmingi. Šio kraštovaizdžio projekto vizija sukurti žalią erdvę, kuri veiktų kaip miesto ekosistemos dalis, skatintų biologinę įvairovę ir tarnautų miesto gyventojams bei laikytojams kaip jauki ir tvari aplinka. Pastatų funkcinis suplanavimas. Pastate aiškiai ir racionaliai dėliojamos funkcijos. Pagrindinis įėjimas skaidraus stiklo fasadais aiškiai išreikštas, gerai matomas nuo gatvės. Link jo veda tiesus takas. Patekusi pagrindinį vestibiulį, įeigos kontrolės pagalba atskiriami lankytojų ir darbuotojų srautai. Prie pat įėjimo numatyta kavinė lankytojams turinti išėjimą į viešą erdvę parkelį. Iš vestibiulio numatytas tiesioginis žiūrovų patekimas į laukimo erdvę prie televizijos studijų. Pastato rytų pusėje numatytas korpusas skirtas LRT naujienų tarnybai, radio departamentui ir administracijai. Naujienų tarnybos numatytos pirmame aukšte. Jame numatytas architektūriškai išraiškingas LRT naujienų kambarys, turintis tiesioginį ryšį su vidiniu kiemeliu. Jame dera formalios ir neformalios darbo vietos. Žurnalistai priklausomai nuo poreikio gali pasirinkti darbą uždaroje arba atviroje erdvėje, lauke arba amfiteatre pritaikytame darbui. Greta naujienų kambario suprojektuota LRT naujienų studija su visomis priklausančiomis patalpomis šalia. Kiek atokiau numatytas sporto skyrius. Antrame ir trečiame aukšte suprojektuotos patalpos radio departamentui. Kiekviena radio studija turi aparatinę. Jos numatytos pastato viduryje, akustiškai atskiriant nuo išorinių pastato sienų ir darbo patalpų. Ketvirtame aukšte numatyta administracija, vadovų kabinetai. Pastato vakarų pusėje numatytas televizijos departamentas ir sandėlių zona. Pirmame aukšte prie televizijos salių numatyti sandėliai, pagalbinės patalpos. Antrame aukšte numatytos televizijos departamento darbuotojų vietos. Trečiame aukšte suprojektuotas IT skyrius. Rūsyje numatomos automobilių parkavimo vietos, virtuvė, studija, slėptuvė ir panašiai. Istorinis LRT pastatas projektuojamas kaip lankytojams ir visuomenė atviras pastatas. Jame numatyta renovuojama garso įrašų studija, svečių kambariai, pasitarimų kambariai, archyvas, biblioteka, ekspozicinės patalpos ir kitos viešosios patalpos. Lankytojų judėjimas. Orientavimasis naujame LRT administracinė pastate intuityvus ir sklandus. Projektuojant naują pastatą
iš esmės atskiriami lankytojų, VIP lankytojų, darbuotojų ir studijų aptarnavimo srautai. Lankytojų laisvas patekimas apsiriboja vestibiuliu ir kavinė. Praėję patikrą lankytojai gali prieiti prie didžiųjų studijų. Jų srautas numatytas iš pietų pusės. Darbuotojai į pastatą patenka per pagrindinio įėjimo patikros kontrolę arba iš požeminės automobilių saugyklos per patikros kontrolės turniketus. Salių aptarnavimas numatytas pastato šiaurės pusėje su projektuotų erdvių techninių koridorių. VIP patekimas numatytas iš specialių parkingo pastato vakarų pusėje. Šie asmenys turi atskiras poilsio patalpas, grimerinės prie didžiųjų studijų. Vėliau jie keliauja į vieną iš studijų arba vertikaliomis komunikacijomis kyla į kitus aukštus. Atskirti svečių bei darbuotojų poilsio kambariai bei grimerinės leidžia šiems srautams susitikti tik studijose arba darbuotojų interesantą pravedus pro apsaugą. Darbuotojų judėjimas. Pastato rytų pusėje dirbantys žurnalistai savo darbo vietas gali pasiekti tiek iš pagrindinio vestibiulio, tiek iš rūsių. Darbuotojai atvykę į darbą su nuosavu transportu, motoriniu ar be motorių, į pastatą patenka iš požeminės automobilių saugyklos, kurioje palieka savo transporto priemonę. Numatyta be motorių priemonių laikymo patalpa ir parkingas. Esant reikalui pasinaudoja greta įrengintais dušais, darbuotojai liftu ar laiptais kyla į savo darbo vietas kituose pastato aukštuose. Patekimai vertikaliomis komunikacijomis iš rūsių yra numatyti į kiekvieną departamentą. Automobilių stovėjimo aikštelėje parkavimo vietos gali būti suskirstytos pagal departamentus, kad atstumas nuo transporto priemonės iki darbo vietų būtų kuo trumpesnis. Fasadų sprendimai. Kuriant naujo pastato įvaizdį, didelis dėmesys skirtas inovatyvumui ir estetikai. Didieji salių ir LRT naujienų tarnybos administracijos korpuso tūriai apdaininami perforuotų metalų lankstinių. Fasaduose, kuriems reikalingas didesnis permatomumas, perforacija daroma gerokai retesnė. Tokiu būdu, žiūrint kiaurai tinkliuką, matomas aiškus aplinkos vaizdas, bet to fasadas apsaugo nuo perkaitimo ir perteklinės saulės spinduliuotės. Stilobatinė pastato dalis stiklo fasadai su skirtingomis kryptomis pasuktais medžio apdailos pilastrais. Jie tarsi banguojantis javų laukas, gaudydamas skirtingą saulės apšvietimą, sukuria gamtiškos ir natūralios aplinkos įvaizdį. LRT yra sudėtingos struktūros organizacija vienijanti skirtingų sričių specialistams, kuriems reikalinga užtikrinti tinkamas darbo sąlygas nepertraukimų grafikų 7/24 valandas. Projektuojamos administracijos darbo vietos bendradarbystės, coworking principo atvirose erdvėse, atskirant darbo vietas baldinėmis akustinėmis senutėmis, grupuojant po 2-4 darbo vietas. Sugrupuotos darbo vietos atskiriamos viena nuo kitos baldinėmis senelėmis, spintelėmis, lentynomis. Susikaupimo reikalaujančios darbo vietos projektuojamos atskiruose kabinetuose. Slenkančio grafiko darbo vietos projektuojamos bendroje erdvėje, laikinos darbo vietos įrengiamos arčiau langų ant paaukštinto darbo stalo. Vadovų darbo kabinetai įrengiami greta kitiems specialistams skirtų darbo vietų, sukuriant betarpišką ryšį atitinkantį horizontaliais demokratinio valdymo principais grindžiamą LRT organizacinę struktūrą. Darbo stalai, kėdės parenkamos ergonomiškos, transformuojamo aukščio atitinkančios sveikatos darbo vietos standartus. Darbo erdvėse komponuojami augalai, kuriantys teigiamą ir palankų darbuotojų ir lankytojų sveikatai mikroklimatą. Tai trumpai dar keli komentarai apie skaidrės kalbą, dabar parodysim šitam vizualus ir tiek, jeigu arba neturiu, ir pakomentuoju, čia matome. Pagrindinį vaizdą nuo iš aikštės ateinant, pagrindinis įėjimas kairiau, išsaugomas kalnelis, išsaugoma Čia kalbėkit. Išsaugoma skulptūra. Teritorija saugotina yra labai aiškiai apibrėžta kultūros paveldo reikalavimo aprašuose, nurodant vertingąsias savybės. Tai yra atsižvelgta, taipogi išsaugomi vertingi medžiai ir papildoma naujais. Čia taipogi matosi fasadų sprendimai, mano jau minėtos lamelės, įėjimas jis paliktas atviresnis, daugiau stiklo, o ten, kur yra darbo
vietos kavinė ir panašiai yra pridengiama specialiomis lamėlėmis, kurios mažina saulės poveikį, kartu suteikia architektūrinę raišką. Čia matome vaizdą žvelgiant į naujienų studiją, kuri tokia, kaip jau minėjau, išspręsta yra kaip tokia coworking principų, kurioje yra mišrus darbo pobūdis, kur galima ir kabinetuose, ir atviroje erdvėje, toks amfiteatras mini sukurtas ir kiti šiuolaikiški sprendimai. Čia vaizdas žvelgiant iš vidaus į centrinį įėjimą, matom vestibiulį ir matom dalinai kiemelį su apželdinimo sprendiniais. Čia dar matom dar kitą kiemelį, kuris yra jau dirbtinės, pakeltas aukščiau, dirbtinės su apželdinimas. Čia dar tas fasadas yra iš Donelaičio gatvės pusės. Ir tiek. Taip, tai grįšiu aš dabar į bendrus procedūrinius dalykus. Tai architektas pristatė visus architektūrinius sprendinius. Taip pat informuoja, kad iki viešo susirinkimo iš visuomenės nebuvo gauta jokių pasiūlymų, pageidavimų ar pastebėjimų. Tai dabar būtų, kaip ir mes savo pristatymą baigėme ir lauktume iš čia dalyvaujančių klausimų, pasiūlymų, idėjų. Gerai, sakiau, yra susirašinėjame klausimus. Tai aš atsidarysiu. Taip, tai klausimą užduoda Regimantas Šapranauskas ir jisai skamba taip. Kodėl ruošiamasi užstatyti dalis dabartinio skvero šalia įvažiavimo į LRT vidinį kiemą, juk tai teritorija, kurioje vyko 91 metų sausio 13 įvykiai. Pats čia tuo metu buvau. Taip, tai čia galbūt galit Gintarai atsakyti. Čia jau, kaip ir minėjo pirmininkaujantis, yra apibrėžtas labai aiškiai kultūros paveldo saugoma teritorija, kuri yra pilnai išsaugoma, neliečiama ir joje yra įamžinti šie sausio įvykiai. Tai mes galbūt galim grąžinti ir skaidrę. Po plano, tai grįžčiau iki jo. Kalba eina apie tai, kad mes turime tą saugotiną teritoriją, jinai yra apibrėžta raudona. Šitas visas skverelis yra, kas yra saugotina teritorija, visos kitos nėra įtrauktos į kažkokį tai registrą ir priskirtos būsimam užstatymui. Daugiau nėra klausimų, nebus? Tai galiu tik pagarsinti komentarus, nes žmogus sakė, kad jisai neturi galimybės techniškai. Tai iš jo įžvalgos yra, bet juk tai yra istorinė įvykių vieta, niekieno tai istorija. Tai turbūt, kad, nežinau, čia yra viena iš nuomonių, bet specialistų nuomonė tai nėra taip, nes yra šitoj vietoje ta teritorija atvirkščiai tvarkoma, įveiklinama ir tuo pačiu ir sukuriama kaip tik šitoje vietoje atnaujinimas tas atminimas ir pagerinamos esamos prieigos, kad jinai būtų išsaugoma ir išliktų, o ne tik tais būtų toks kaip ir vien pieva, kurio kažkas vyko. Taip, ar bus dar klausimų? Toliau sekantis klausimas iš Donatos, ar bus įrengiamos saulės baterijos. Tai kaip po opcija yra ant stogo numatoma, kad bus įrengiama, o toliau ten jau žiūrėsim, kaip bus finansavimo klausimai ir panašiai, bet visos galimybės jas įrengti ir projekte jas bus numatytos. Ne visai suprantu, Donata, kas yra papildytais klausimas, kas nes bendri plotai gana dideli.
Tai supratau, tai nėra, kaip čia pasakyti, pastato stogas nėra savitikslis vien tik tai dėl saulės baterijų, tai yra numatomos ir apželdintos jo erdvės ir panašiai, kad būtų ir jauku ir iš kaiminio pusė, ir jauku darbuotojams, ir integruosim iš kažkokias tai sandėliavimo zonas ir panašiai techninės, kur bus galima saulės baterijas irgi įkomponuoti. Ar dar yra pastebėjimo klausimų? Jeigu dar kas kažkokį klausimą turi, gali dar atsiųsti elektroniniu paštu, kur nurodytų skelbime, arba dabar pasisakyti šitoje vietoje dar. Ar teisingai suprantu, kad klausimų šią minutę nebus? Žiūrim, dar kažkas rašo. Taip. Augustinas Kirsgilas. Dabar senas aukštas pastatas turi patalpas nuomai ir bus numatoma patalpų nuomai naujame projekte. Šitą klausimą aš galiu adresuoti tik tai statytojui. Ir statytojas dabar negali atsakyti šitą klausimą, bus atsakyta raštu ir galėsim išsiųsti. Prašau, palikite kontaktinį elektroninį paštą, kuriuo galėtume išsiųsti šitą atsakymą. Nematom įrašyto elektroninio pašto, kad galėtume atsiųsti, prašau. Taip, viskas gavom, ačiū. Ar dar bus klausimų? Kiek realios apželdinimo sprendinių vizualizacijos? Turbūt, kaip čia pasakyti, klausimas, kaip prižiūrės tos augalus, ar jie taip subujos kaip vizualizacija. Stengsimės, kad tai būtų. Ne, apželdinimo, dar klausimas iš Augustinas Kirsgelius, ar numatyti apželdinimo tiekėjai? Tikrai ne, numatyti patys apželdinimo sprendiniai, kaip ir projektuojami, tai yra kokie medžiai, kokie augalai, bet jau tiekėjai tai bus atrenkami pirkimo metu, viešo pirkimo metu, su visų pirkimo konkursu. Dar klausimų? Liktai nematom daugiau, negirdim, yra dar. O, taip, bet aš nematau. Taip, klausimo patikslinimas, ar atrinkinės LRT pirkimo metu, nes būna perduota visa to atsakomybė rangovui. Tai turbūt negaliu atsakyti šitą klausimą, nes tai dar pirkimo procedūros dar tik tai būsimos, dar tik tai kūriamos ir reikia pradžiai parengti visą projektą ir kai bus aiškus biudžetai ir taip toliau, tada tik bus galima dėstymui. Ir šis klausimas nėra susijęs su pačiu objektu.
ir viešinimo jau. Turiu klausę Regimantas Šapranauskas. Planuojate vienkryptį eismą Donelaičio gatve, kaip galės važiuoti daugiabučio namo gyventojai? Tai šita gatvė konkrečiai neįeina į projekto apimtį. Jinai kaip dabar buvo naudojama, jinai tokia esama ir išlieka ir eismo sprendimai daugiabučio nebus keičiami. Jie kaip važiavo, taip ir lieka. Mes eismo organizavimo šitą gatvę nekeičiame projektą. Tai yra už projekto ribos. Taip, dar klausia Donata, ar parkavimo vietų kiekis projektuotas pagal LRT darbuotojų poreikį ar pagal maksimalias pastatų projektavimo galimybės. Parkavimo poreikis yra subskaičiuotas pagal STR, kuris galiojantį, kaip yra reikalaujama pagal miesto planavimo taisyklės. Jis ten priklauso nuo pastato paskirties, patalpų, jau kategorijų ir panašiai. Tai jis atitinka statybos techniniam reglamentam nustatytus reikalavimus. Mes negalim rinktis pagal kažkokias tai vienokias ar kokius būdus. O ar pakaks to darbuotojams? Tai taip, šitoj vietoje yra įvertinta darbuotojų poreikiai ir kaip ir pastatas plus yra centrinėje miesto dalyje, kur susisiekimas ir be nuosavo transporto yra tikrai išvystytas. Taip, sekantis klausimas iš Dovilės, kaip bus įveiklinta gausiai apželdinta sklypo dalis. Čia gal galite Gintarai jūs dėl gausiai apželdintos sklypo dalies įveiklinimo. Tai čia tiesiog yra žalieji plotai, kurie bus viešai prieinami ir kaip miesto dalis, kaip ir visos kitos miesto žaliosios erdvės. Yra visuomeniai prieiga, kaip jau minėjau, deklaruojanti LRT atvirumą visuomeniai. Taip, ar dar yra klausimų? Dar kažkas? Ne, tik padėkoju už atsakymą. Daugiau klausimų bus? Taip, liktai daugiau klausimų nebėra. Galime grįžti prie galutinės skaidrės. Taip, tai kadangi klausimai baigėsi, tai apie susirinkimą dar pabaigai pranešiu, kad apie susirinkimą buvo paskelbta savivaldybės internetinėme tinklame. Skelbimai apie susirinkimą buvo patalpinti planuojamame žemės sklype. Kaimyninių sklypų savininkams buvo išsiųsti registruoti laiškai. Susirinkimą galiu paskelbti įvykusiu ir ačiū visiems už dėmesį. Tai mes bet kuriuo atveju, kaip ir projektuotojai, laukiame dar valandą iki 5 valandos, o jeigu kažkas jau atklausė ir atsakėme visus klausimus, tai gali atsijungti.
Taip, tai 17:02, daugiau niekas neprisijungė, tai stabdomas įrašas.